matote, per pastarosius 2 metus mes parengėme 2 komplektus 9 ir 10 klasiai muzikos mokymosi priemonių. Matote, yra vadovėlis, melomano užrašai, interaktyvumo knyga ir interaktyvi laiko juosta. Interaktyvioje mokytojo knygoje yra taip pat sąrašas kūrinių skirtų muzikos klausymui. Kadangi 9 ir 10 klasė tai yra koncentras, yra vienas ugdymo tikslas, tai ir vertybės ir prioritetai yra panašus. Taigi mes gana išsamei pristatome gana išsamei pristatome 20 amžiaus muziką. Labai svarbus yra vertybinio santykio su muzika ugdymas, yra didysis prioritetas, nes muzika vis tik nėra toks savaime suprantamas ir lengvai pasiekiamas dalykas, bet tam, kad muzika teiktų asmeninę prasmę, kažkur tam reikia ir įdėti pastangų. Kad susikurtų vertybinis santykis reikalinga tam tikros pastangos. Mokiniai mokosi aktyviai per probleminį klausimą. Labai daug dėmesio skiriame įvertinimui ir įsivertinimui, ypač įsivertinimui. O lietuvių muziką mes pateikėme istorinėme kontekste, pasaulio kontekste. Tai nėra kažkoks atskiras savarankiškas dalykas, tai yra pasaulio dalis ir kai sudėti šalia, pasirodo, kad ta Lietuvos muzikinė kultūra yra labai pakankamai tolygi pasaulyje. Na ir taip pat, aišku, 10 klasėje mes paliečiame populiariąją muziką. Ir populiariąją muziką siejame su akademinė, nes vis tik ten ištakos yra. Jeigu kam atrodo, kad kai atsiverčiate šitą vadovėlį ir matote, kad ten nėra natų, matote, kad ten nėra, nežinau, ko dar įprastų tokių dalykų, ir sakote, na va, kažkokią priemonę mokytis apie muziką. Tai iš tikrųjų taip nėra, tiesiog reikia mokytojui, jeigu su tokia nuostata eisime, tai kaip šito vadovėlio reikia daryti. Bet mes šiandien norime parodyti, kad galima mokytis visai visiškai kitaip. Mūsų užduotis visos ir natos yra sudėtos melomanų užrašuose. Ir tie melomanų užrašai turėtų būti irgi interpretuojami laisvai, reiškia mokytojas turėtų paimti, perinkti užduotis, nes nuo pradžios iki pabaigos negalima mokytis. Daryti visko nuo pradžios iki pabaigos aklai, taip negalima daryti. Ir vadovėlio nereikia skaityti nuo pradžios iki pabaigos. Reikia peržiūrėti, pergalvoti tą medžiagą ir sukurti savo asmeninę prieigą prie tos medžiagos. Jūs matote įvairovę užduočių, kokių įvairių užduočių mes muziką esame sugalvoję. Nes muzika tai nėra tik tai grojimas arba dainavimas. Muzika tai yra ir mąstymas taip pat. Taigi daugiau yra tų užduočių skirtų mąstymui, muzikos klausymosi užduočių įvairovę pateikta. O ten galima mokytis. Kuriam ir grojam, atrasti muziką įvairiais būdais. Kaip sakant, šiame priemonių komplekte jūs galite surasti savo kampą, kaip patirti muziką, kaip atrasti muziką. Galima atrasti kuriant, galima atrasti skaitant, diskutuojant, galima atrasti muzikuojant, galima atrasti klausant. Visai kaip galima atrasti. Jūs turite savo rasti būdą, kaip. Tokį būdą, kuris jums asmeniškai patinka. Nes jeigu mokytojui nepatinka asmeniškai, jis negali perteikti gerai. Na, čia trumpai apie turinį. Jis panašus, matote, ir kaip ir toj kaip iš klasiai. Melomano užrašuose yra temos paskaidytos, nes kadangi vadovėliai yra mažiau tų temų skaičių, bet kai kurios yra labai plačios, todėl melomano užrašuose yra pateiktos užduotis, kurios, parodymas, kaip galima išskleisti tą didelę temą. Ir kai kurioms temoms dėl melomano užrašuose yra parengtos po 2 pamokas.
interaktyvioje mokytojo knygoje mes pateikėm įvairius variantus, kad kas ten geriausiai, man atrodo, pavyko šį kartą. Tai parodyti 10 klasės interaktyvioje knygoje, parodyti, kad pamokas galima vesti 4 skirtingais būdais. Ko galima atsisakyti, ką reikia būtinai palikti, ką reikia būtinai klausytis, ko nebūtinai. Mes parodome tas įvairias alternatyvas. Na, o dabar mes pamėginsim vieną iš muzikos atradimo būdų padaryti patys ir prašome dabar pasirinkti po vieną lapelį natų ir padalinti kitą. Prašome, ar yra grojantis, ar kas nors moka groti gitarą. Gitara. Vieną natą, vieną stygą. Ne. Galima laisvą gal. Tai prašom greitai dabar pasiimam instrumentą. Aš čia bet grįžtuoju, ne? Jums reikia skirti. Kokį nors vamzdį, po vieną vamzdį. Taip, vamzdžiai turi būti, pasižiūrėkite pirmiausia natas. Reikia išsirinkti po vieną arba 2 motyvus, kuriuos jūs galite atlikti, kuriuos jaučiate, kad sugebate atlikti. Vamzdžiai turi parašytas natas. Geltonas vamzdis, pavyzdžiui, yra mi nata. Tada jums reikia išsirinkti tokį motyvą, kuriame kartojasi mi nata, bet tokio motyvo, kiek atsimenu, nėra. Sol, jeigu bus sol vamzdis, tada bus besikartojantis. Aha, tai irgi nelabai ką padarysit. Galima R vamzdį, galima G. Taip, yra G vamzdis, bet G vamzdis labiausiai gali padėti. Aš tai tikrai negrosiu šitą. Kas galvoja, kad natomis nepagros, tada ritmą galima groti. Dar yra, mes turime dudelių, spalvingų, žavingų, mokyklinių dudelių. Turim grojančią dūdą mokytoje. Mums labai reikia melodinių instrumentų. Kas gali dūdą dar pagroti? Galite dūdą pagroti? Negaliu, aš galiu. O kas dar dūdelę gali groti? Gal ir dūdelę? Reikia išsirinkti vieną motyvą. Vieną arba dūdelę. Laisvai. Puikiai. O kokį instrumentas tai būtų įdomu? Tarp kitko, šitas melodijas galima ir dainuoti. Kas nenori groti, gali tiesiog sudainuoti. Dabar yra dar vienas labai solidus instrumentas, kuris naudojamas ir orkestre. Tai yra varpeliai. Varpeliai irgi yra melodiniai. Kas dar nori varpelius išbandyti? Bet galite ir varpelius, žinokite, galite jūs improvizuoti. Groti ir vienu instrumentu, ir antru. Ne, tai čia būtent šitos kompozicijos esmė ir yra, kad kai jūs ateinate į klasę ir jūs labai gerai žinote kiekvieną savo klasės resursus, kokius turite instrumentus. Vaikai, kai gauna tokias natas, jie įsivertina, kas kokį motyvą gali atlikti. Čia nėra prievartos, jie tiesiog pasirenka, kokį gali. Jeigu gali dūdelę groti, tai tegul jie sugroja vieną iš pasirinktų motyvų dūdelę. Jeigu galvoja, kad nesugros, tada gali sudainuoti. Esmė yra tokia, kad yra visiškai laisvė pasirinkimo. Žodžiu, šitas kūrinys, kurį jūs turite, yra sukurtas remiantis Terio Railio kompoziciją NC ir yra atliekamas, tai yra minimalistinė kompozicija,
bet jinai yra atliekama naudojant aleatorikos principą. Štai kaip mums reikia išaiškinti, kaip veikia aleatorikos principas muzikoje. Tai mes dabar jį grodami ir išsiaiškinsime. Pirmiausia, jeigu jau visi pasirinkote po motyvo, tai aš to surasiu lazdeles. Taip. Štai, čia yra nuostabios lazdelės, kurios varpelius priverčia labai gražiai skambėti. Dar yra tamburinas. Kas dar nori tamburinų papildyti savo instrumentarijų? Taip. Ir dar mes turime trikampį. Mes dar turim vieną negrojantį, bet filmuojantį žmogų, bet jam duosim trikampį. Prašau. Štai. Taip, tai dabar yra 28 motyvai. Tie žmonės, kurie turi perkusinius instrumentus, tai yra netoninius perkusinius instrumentus, tai yra tamburinas, tai yra šitie trikampis, po to yra dar vienas mušamasis. Tai šitie žmonės groja motyvus pasirinktinai 23, 24, 25, 26, 27, 28. Pasistengkite nepasirinkti to paties motyvo, kad būtų viskas kuo įvairiau. Neturite natų? Žiūrėkite, jūs dabar galite pasirinkti kokį norit motyvą. Kadangi jūsų instrumentas yra ritminis, jums reikia groti kurį nors iš šitų ritmų. Gerai? Taip, dabar čia yra surašyta kompozicijos atlikimo keturi skirtingi būdai. Mes galime pasirinkti patį paprasčiausią, kadangi yra labai sunku, labai aplinkui daug triukšmo. Ką mes galime padaryti, tai pirmiausia, sugalvoti kiekvieną savo išsirinktą motyvą, pradėti groti, kada norime ir nustoti groti, kada norime. Čia yra toks vienas iš pagrindinių aleatorikos principų, kad atlikėjas gauna muzikinę medžiagą ir su ja elgiasi visiškai laisvai. Aš dabar pabandysiu tuomet būti dirigentė ir duoti tik tai muzikos pradžią ir duoti maždaug panašų pulsą, kad visi vienu metu bandytume sugroti. Lygiai tą patį galima daryti, žinoma, ir klasėje, bet klasėje gali mokytojas duoti diriguoti mokiniui. Nebūtina čia mokytojui visą laiką vadovauti. Čia kaip tik žmogus, kuris labiausiai mėgsta klasėje vadovauti, galėtų kuo užsiimti. Bet vėlgi, dirigento funkcija šitoje vietoje yra labai skirtinga. Dirigentas gali tik parodyti ir tada leisti visiems groti, kada kas nori ir kada nori nustoja. Bet dirigentas gali lygiai taip pat sugalvoti savo interpretacinį planą, kaip ir tradicinėme muzikavime. Tarkime, parodyti, kad pirmiausia įstoja gitara, tuomet pradeda groti lazda, solnata, tada motyvas, kurį išsirinko, sakykime, varpelių turėtoja, toliau skamba metalofonas ir toliau groja kokią nors štai žydrą dūdelę. Tai yra jau dirigento tai yra vadinama ribota aleatorika, kuomet jau atlikėjas daug daugiau nusprendžia iš karto, neimprovizuoja. Ar galime jau dabar pabandyti, kaip skambės toji mūsų kompozicija? Tai dabar motyvai jau yra išsirinkti, susikaupėme. Aš duodu tempą ir metrą. Metras yra iš 2. 1, 2, 1, 2. Ja.
dabar aš priekyje, tai truputėlį girdžiu, kad įvyksta šiokia tokia polifonija tarp dviejų dudelių, tarp geltonos ir žydros. Toliau dvi tokios ritminės linijos girdisi. Iš tiesų, tam žinoma, kad viskas čia girdėtųsi, kaip čia viskas skamba, reikia be abejo tylos aplinkui, reikia, kad žmonės nevaikščiotų, nekalbėtų aplinkui ir girdėtųsi visą tai, ką jūs čia dabar atliekate. Dėl to dabar tikrai labai sunku atrasti, kasgi čia skamba, kadangi kompozicija parašyta remiantis keliomis natomis, turėtų skambėti vėlgi kiekvieną kartą vis kita muzika. Nepamirškite, kad jūs galite bet kada sustoti ir bet kada vėl pradėti groti. Galite pasirinkti kitą motyvą. Dabar galiu pabandyti padiriguoti antrą žodžių variantą, kuomet aš jau esu dirigentė, kuri parodo, kas kada įstoja. Parodo, kada kas nusijima, kada kas nebegroja. Gerai? Tai dabar pradėsiu labai konkrečiai vienam žmogui parodysiu, kada įstoti, visi kiti kol kas tada tyli. Gerai? Tvarka. Tai pradėsime tada nuo gitaros. Vienas kitam, net ir triukšme, mes sugebėjome sugroti dvi skirtingas kompozicijas iš tų pačių natų. Esmė yra tokia, kad vaikai lygiai taip pat gali sukurti tokius pat 28 motyvus, tai yra gali būti motyvų mažiau, gali būti daugiau. Kiekvienas gali kurti vieną motyvą, nurodant tam tikrus kriterijus. Sakykime, kad reikia kurti muziką tik tai C-dur gamoje, nesukuriant kažkokių fa diezų, si bemolių, nes žinome, kad dažniausiai mokykliniai instrumentai daugiau natų ir nelabai turi, ypač dudelės, megalofonai ir taip toliau. Vėlgi, jeigu mokykloje yra gitaros, bosinė gitara, būgnai, paskui sintezatorius, viską galima juk tada prikurti, turint atsižvelgiant į savo klasės resursus. Ir lygiai taip pat, tarkime, 20 motyvų savo sukurtų, jie gali groti irgi kaip atrastami šitą kūrybos metodą praktiškai iš vidaus. Gal turite kokių nors klausimų? Kas įdomiausia, kad iš tiesų kiekvieną kartą mes galime pasinaudoti įrašymo priemonėmis ir tarkime, kiekvieną pamoką
Melomanų užrašuose yra 5 ar 4 pamokos yra skirtos šitai užduočiai atlikti. Tai reiškia, kad mokiniai besimokindami kiekvieną kartą gauna vis kitą rezultatą. Ir labai vertinga yra kiekvienos pamokos muzikavimą įrašyti, galima netgi tą daryti slaptai ir paskutinę pamoką kartojant medžiagą verta, aš žinau, kad negalima slaptai, bet galima pabandyti. Ir tada iš tiesų palyginti, kaip skamba, tarkime, 4 skirtingais variantais atliekamas kūrinys, arba netgi ir tuo pačiu variantu, tarkime, visiškai laisva aleatorika, kaip skamba 4 visiškai skirtingi variantai. Ir mokiniams tikrai labai įdomu yra šitą išgirsti ir tada jie labai gerai pradeda suprasti, kas kita ribota arba kas ta visiškai laisva yra aleatorika, apie kurią mes kalbame vadovėlio 10 klasės 3 skyriuje. Aš dar noriu atkreipti dėmesį, kad iš kūrinio mokymosi žingsniai yra išdėlioti per kelias pamokas ir mes parodome, kad galima mokytis kūrinį, kad vaikai turėtų mokytis kūrinį ne šiaip, kad vieną kartą pažiūrėjau arba kaip papūgą ten pakartojau viską, bet kiekvieną kartą tą kūrinį žiūrime iš naujo, kažkokiu naujų aspektų, kitaip sakant, mes po truputį einam prie muzikos atradimo, muzikos interpretavimo atradimo, nes vaikas turėtų interpretacija, tai yra paties mokinio padarytas kažkoks kūrinio variantas, ar ne, tai va, apie interpretaciją ir muzikos, klausant muzikos interpretuoja vaikai čia šitose priemonėse ir atliktami muziką jie taip pat mokosi po truputį interpretuoti. Tokiu būdu mes ruošiamės ir egzaminui, kuris dabar, žinote, yra jau paties mokinio paruoštas darbas. Tai mes mokome po truputį šito, o muzikos kūryba ir muzikos atlikimas taip pat yra muzikos atradimo būdai ir pavyzdžiui tą vieną pamoką apie šiuolaikinę muziką visą galima būtų išmokti atliekant šitą kompoziciją, nes šitoje kompozicijoje yra visi pagrindiniai principai panaudoti išskyrus realizmą, kurį galima galbūt atskirai paminėti, bet kuris vaikams ir nėra toks įdomus. Taip sakant, vėlgi filtruokite tą medžiagą taip, kad svarbiausia informacija būtų paimta iš tenai, o į detalės, į smulkmenas, kurios neišvengiamai atsiranda bet kokiame vadovėlyje. Neišvengiamos smulkmenos yra. Jas galima ir praleisti, reikia kritiškai žiūrėti į visą tekstą. Tai va. Iš tiesų, kai atsiversite vadovėlį, pastebėsite, kad mes esame į vadovėlio datas, natų priedus įdėję jokių dainų nėra, bet yra būtent visos užduotys skirtos muzikavimui ir jos yra iš pačių žymiausių instrumentinių kūrinių, kuriuos tai būtų įmanoma sugroti klasės orkestru, nes mūsų tikslas iš tiesų yra, kad klasė kiekviena, jeigu tik yra įmanoma, turėtų kažkokį orkestrą, kad visa klasė būtų muzikuojanti kaip kolektyvas, nes tas kolektyvinis muzikavimas yra labai didelis džiaugsmas iš tiesų, taip pat kaip ir chorinis dainavimas. Galbūt 9-10 klasėje įdomiau jau yra nebedainuoti chore, o dainuoti individualiai, bet muzikuoti kartu. Čia tiesiog tokia praktika rodo. Ir mes esame įdėję į priedus Ravelio Bolero ištrauką, kadangi tai yra jiems jau labai gerai žinoma tema nuo 6, 7, 8 klasės, jie šitą temą labai gerai žino ir paskui atsimena ir gali jau beveik iš atminties groti. Toliau yra Karlo Orffo ištrauka iš O Fortuna, irgi kurį visiškai yra įmanoma sugroti, yra taip instrumentuota, kad ją galima išskaidant į 15 balsų atlikti labai paprastomis priemonėmis. Irgi yra 2 tik tai juodų klavišų natos, tai yra fa diezas ir si bemolis, tai reiškia, kad beveik visi mokiniai galėtų tai atlikti. Va, ir štai šita pati kompozicija, kuri vadinasi Banga. Tai tiek. O svarbiausia, tai reikia mokytis klausytis ir šita kompozicija labai moko klausytis, pajausti, kada pradėti, kada užbaigti. Tai svarbiausių muzikalumo dalykų, kurių galbūt iki jaunesnio amžiaus, kada ir dar sunkiau susigaupti, mes dar neišmokėme, bet šita kompozicija, ji yra kontroliuojama ausimis. Ir tą reikia būtinai atkreipti dėmesį, kad apskritai muzikos pamokose reikia labai mokyti vaikus klausyti, tai pagrindinė mūsų misija. O dabar žodis Ingridai. Čia tokios pareigos iš Ingridos. Aš labai dėkoju autoriams, jos per šiuos 2 metus
žodžiu, vykdė didelį žygdarbį ir parengė tikrai patrauklius, modernius, šiuolaikiškus vadovėlius šiuolaikiniams vaikams. Na ir labai dėkoju už šitą pamoką, kurioje pati sudalyvavau. Nežinau, ar kalbėjau, ar skambinau gitara, bet kažką veikiau. Dėkoju visiems susirinkusiems, na ir didelės sėkmės autoriams ir jų vadovėliams. Ačiū labai.